Kartais susidurėme su išankstinėmis nuomonėmis, kaip turime ar neturime atrodyti, koks turi ar neturi būti mūsų kūnas, ko mums reikia ar nereikia, kad patiktume kitiems ir kitoms. O ar kada paklausai, ko reikia, kad patiktum savo? Kai žiūrime į veidrodį, dažniausiai pastebime tik fizinius bruožus. Patinkančias ar nepatinkančias kūno vietas, susivėlusius plaukus ar kokį ne vietoje išaugusį spuogą. Tačiau tavo kūnas su savimi nešioja daug daugiau. Tai ir kiekvienas gebėjimas, kurį išmoksi savo naujų patyrimų metu, ir kiekvienas įmanomas judesys. Nuo šilto apkabinimo iki kartais išlipimo iš lovos, kai jautiesi sunkiai. Tavo kūnas kaip knyga, kurioje kiekvieną dieną atsiranda naujas įrašas. Padidėja žandai, randai, spuogai, atsiradusios strijos. Skirtingai nuo kitų atrodantis kūnas neapibrėžia tavo tapatybės. Tavo jausmai, emocijos, išmokimai, pastangos ir buvimas savimi yra daug svarbesni. Tad ką daryti, kad pradėtum priimti save? Visų pirma, svarbu suprasti, kad tai gali būti ne vienadienis darbas. Kartais žmonėms priimti save užtrunka metus. Tačiau dėl savęs stengtis verta. Tu esi vienintelis žmogus savo gyvenime, kuris visuomet bus su tavimi. Antra, rūpinimasis savimi ir patikimas savo yra įvairus procesas. Kažkam tai gali būti kasdienis priminimas, jog esi vertingas ar vertinga, toks ir tokia, koks ir kokia esi. Kažkam tai kasdienis pasivaikščiojimas su savimi, o kažkam savo kūno vaizdo priėmimas. Tai nereiškia, kad vienas ar kitas procesas yra lengvesnis ar sunkesnis. Tavo augimo kelionė yra unikali. Trečia, tavo kūnas ir tu pats ar pati esi pakankamas ir pakankama. Ar esi kada savo tai sakiusi ar sakęs? O pabaigai svarbu prisiminti, jog mūsų pasaulis spalvingas ir įvairus, kaip ir mes patys ir pačios. Tai, kad kitas žmogus atrodo kitaip nei tu, jo ar jos kūnas turi skirtingų ir kitokių bruožų negu turi tu, nesuteikia niekam teisės vertinti ir nuvertinti jo arba jos. Verčiau kviečiame pažinti žmogų ir suprasti, kad visi ir visos esame skirtingi ir skirtingos ir būtent tuose skirtumuose slypi mūsų stiprybės. O kada tu paskutinį kartą įsivardinai savo stiprybę?